kaip dabar pateikti tos įrodymus, kad tie elektroniniai parašai yra neteisėti. Kas turi pateikti? Nes jeigu pateiki teismui aš pateikiau pareiškimą ir įrašiau, kad reiktų kreiptis, aš išsiaiškinau, kur reiktų kreiptis, kas gali patikrinti. Tai yra teisinės ekspertizės institutas, kuris turi skyrių. Aš buvau netgi nuvėjus ir jie tuos, reiškia, elektroninius duomenių, jų, ar jie buvo keisti, ar tvarkingi, ar atitinka įstatymus, jie pateikė tokią išvadą. Ir aš teismo paprašiau, kadangi man institutas neduoda, čia gali tik teismas arba prokuratūra gauti tokį išaiškinimą, aš prašiau, kad jie paprašytų to išaiškinimo. Na ir kaip jūs manot, kokį atsakymą aš gavau? Jie iš viso nuleido pro ausis tai. Nėra jokių įrodymų, kad, reiškia, tie parašai yra padirbti. Jeigu aš sakau, kas Lietuvoje gali pateikti įrodymus teismam, tai yra teisminės ekspertizės institutas, specialiai tam skirtas. Įsivaizduokite. Bet Margarita, mes gavom raštišką VRK patvirtinimą, kad taip jų organizuotas rinkėjo puslapį pasirašymas neatitinka šitų įstatymų. Gal aš, čia dar vienas, reiškia, bandymas. Dar vienas bandymas. Jo, ir mes tai pateiksim. Bet grįžtant prie to, kad visi gyventojai susiduria su tuo, kad kartais yra tie dokumentai elektroniniai, ne kartais, o dabar masiškai taisomi ir klastojami, tai aš tik norėčiau pasakyti tokius reikalavimus. Jeigu valstybinės įstaigos interneto svetainė yra taisoma, turi būti nurodyta, kas taisė, kodėl taisė ir data. Tai yra šita informacija turi būti prieinama ir tada jokių ginčių nebus. Kitas dalykas, kurį aš išsiaiškinau ir kurį taip pat reiktų visiems atkreipti dėmesį, kad pavyzdžiui Telia leidžia elektroninius tos korteles, pasirašant su SIM kortelių pagalba, leidžia SIM korteles turėti ir UABam, tai yra įmonėm. Tai jeigu pasirašo už prezidentą ar už kažką naudojant SIM korteles, tai klausimas yra, kas pasirašė tam UAB ir iš viso, kaip jie gali identifikuoti, koks asmuo. Pas mumis nėra tokios nuostatos rinkimų kodekse, kad gali įstaigos ir įmonės pasirašinėti. Tai čia į šitą nieks, ta prasme, reikia viską aiškintis, stebėtojai aiškinasi, jūs, aš, nėra kas Lietuvoje atsako. Lietuvoje atsako ryšių reguliavimo tarnyba. Jeigu pas jumi yra pažįstos jūsų teisės, šiuo atveju rinkimų atveju ir kitų, reiktų kreiptis į ryšių reguliavimo tarnybą. Taip, jinai yra paskirta atsakinga institucija. Aš kreipiausi, ką aš gaunu? Aš gaunu bendrą atsirašymą, kad dar jie neturi įsteigę ar kažkokią tai padalinį, ir vienu žodžiu irgi nėra. Kita institucija, kuri tikrina šitos dalykus ir turėtų tikrinti prieš rinkimus, tai yra valstybės kontrolė, kuri turi technologinio audito padalinį. Turėjo bent, dabar nežinau ten. Reiškia, tai jie turėtų tikrinti. Ir turėtų jau tas visas išvadas pateikti prieš rinkimus. Bet aš ir prieš rinkimus jiem rašiau, ir dabar rašiau, ir skambinau, ir buvau nuvėjusi, ir iki šiol jokio atsakymo neturiu. Neatsakyti žmonėm Lietuvoje yra tapo norma valstybinių įstaigų. Reiškia, ir dar tą normą, kurią aš norėčiau pabrėžti, tapo norma, penktadieniais visos valstybinės įstaigos nedirba vadovai. Todėl, nors pagal darbo kodeksą priklauso, todėl, kad jie taip sumastė. Taip, kad jie gauna puikius atlyginimus už 4 darbo dienų savaitę, kai visi šito Lietuvos piliečiai nežino. Vadinasi, tas chaosas kaupėsi ir gauti atsakymą, paprastą atsakymą, kad paskui kažkaip kalbėti su teismais irgi neaišku. Dabar Europoje, aš aiškinausi, teismas daro tyrimą, užklausė ekspertizės. Ir pas mumis yra ekspertizės institucijos ir anksčiau tokia tvarka buvo, kas atleido teismus nuo prievolės užklausti esančias institucijas, kaip prašo, šiuo atveju aš prašiau pareiškėjas, aš net nežinau. Tai aš čia labai tikiuosi iš naujojo Teisės ir Teisingumo komiteto, kad įsiaiškint, kaip gali čia dabar paskusti gali teismui, prokuratūra netyria, teismai netyria. Pats negali į tas institucijas kreiptis, nes jie nepriima tavo prašymą. Tai čia ta didelė problema, kurią būtinai reikia spręsti. Jo, ir aš tik tai noriu dar kartą padėkoti mūsų gerbiamai signatariai, poniai Sličytei, kuri yra Konstitucijos viena iš autorių, gal jinai patars dėl konstitucinių dalykų, už tai, kad jinai mato mūsų stebi konferencijas ir domisi to, kas yra, ir matote, kaip mes stengiamės įveikti tą nesutvarkytą, tiesą pasakius, teisinę sistemą.